Jeigu sudarinėčiau top vietų sąrašą, bet tipo taip realistiškai, tai šita vieta tikrai būtų top 3. Šiek tiek priešistorės. Prieš mėnesį laiko netyčia atradau savo naują obsesiją. Buvau pakviesta pas draugus į sodą papinti tinklų ant medžių. Tai principe kaip hamakas, bet tik nekilnojamas. Ir aš aplamai mėgstu craftinti ir kurti dalykus rankomis, tai man čia aplamai tobulas laiko praleidimo formatas. Tai žodžiu, pynėm tinklą pas draugą sode, tik tai yra viena problema, kad tas jo sodas yra labai toli ir didelės laiko sąnaudos tiesiog ten nuvažiuoti papinti. Tai vat mes su draugais paskui brainstorminom ir bandėm išsirinkti vietą, kur visą šitą dalyką būtų galima padaryti bent kažkiek arčiau. Tai po ilgų mąstymų išsirinkom būtent šitą mišką. Buvom čia atvažiavę jau porą kartų ir visai nemažai padarėm vakar. Ir yra dvi naujienos. Viena iš jų gera, kita labai prasta dar į ateitį pasvaršius. Tai gera naujiena ta, kad tinklas yra dar vis čia. Jo niekas nenupjovė ir jisai yra beveik toks pats, koks ir buvo, kai jį palikom, bet yra vienas dalykėlis. Šitie kabantys šniuriukai, gal čia kažkas sėdėjo ir jie tiesiog nutrūko, bet mes pasižiūrėjome iš arčiau ir jie yra nudeginti. Visur čia, kur kaba, kas yra žiauriai lievai, nes jeigu kažkam čia buvo bairis atsisėsti ant tinklo ir jį tiesiog deginti, kad jisai pradėtų ir ne vaibas. Visai ne vaibas. Ir čia toks dalykas, tipo, dėl kurio mes negalim niekaip apsisaugoti visiškai, ane? Tipo raštelį palit gal, bet tai kas iš to raštelio? Nu, bet gerai. Anyways. Tai jo, jaudinomės dėl to, kad kažkas gali nupjauti tinklą, todėl ilgai ir brainstorminom, kur daryti visą šitą projektą. Realiai daug žalos nudegintos vietos nepadarė, nes vis tiek viską perpininėsim ir tvirtinsim dar begalę kartų, nes norint lipti su tinklu į viršų, bazinis aukštis turi būti super tvirtas. Tai vakar šiek tiek aptvarkėm apatinį aukštą ir pradėjom plėstis į viršų. Ką čia turim? Kažką tu turim? The most cool activity you can do. Tai mūsų vakarykštis progresas matosi šitoj vietoj, šitų juodų trosų nebuvo, mes vakar įtampėm juos atsinešę kopičias ir raišuliojom čia viską iki tol, kol sutemo. Ir aš buvau super excited atvažiuoti šiandien, čia pratęst tai, ką mes pradėjom. Aišku, čia yra visiškai nesibaigiantis projektas, nes tu kiek nori, tiek gali lipti viršų ir plėstis į šonus, vis prijungiant daugiau medžių. Žodžiu, man tas ir yra smagiausia, kad čia yra visiškai endless possibilities. Let's do this! Čia yra žiauriai daug erkių. Mes vakar buvom atsivežę baltą šunį, tai po valandos laiko išvežėm atgal. Aišku, gerai, kad šuo buvo baltas ir matęs, bet mes nuo jo nuėmėm kokių 12 erkių turbūt. Tai aš dabar ilsiu ilgom koinėm ir dar noriu visą apsipurkšti. Griebsim šitą virvę, nes pradžiai pagrindinės linijas pasidarom su storesnė virve ir tada visus tarpus raizgaliojam su plonesnėm. Biškį sudėtinga dabar, nes dar nėra ant ko atsistoti. Taip viskas užtrunka gan lėtai. Bet kai paskui būna ant ko atsistoti, this is the fun part. Šiek tiek sudėtinga ir biškį negerai yra pinti tinklą, kai aš pati esu ant jo užlipus, nes aš tada nematau, kiek tempimo, kuriuose vietose man paduot. Tai aš dabar kiek galiu padarysiu nuo žemės, o paskui vis tiek reikės lipti toliau į viršų. Aš nebepasiekiu čia. Dar duobė po apačią. Aš trumpam užbėgsiu viršų. Pasidarysim pietų pertrauką, nes aš čia esu jau virš 3 valandų. Aš susipakavau savo pietus. Turim 2 sūrelius, nes dar neaišku, kiek laiko čia būsiu. Sumuštiniai.
Ir desertui pasiėmiau spurgų su cukrum, mano mėgstamiausios, ir sultis. Kažkas ant manęs vaikščia. Tai iš tų 3,5 valandos, ką čia praleidau, kokias 2 non-stopų pyniau. Ir per visą šitą laiką išpyniau 20 metrų storos virvės ir beveik 100 metrų tos plonos, su kuria jau pradėjau pečint didesnius tarpus. Ta prasme, I'm addicted to this thing. Aš jau valandą laiko bandžiau sustoti, nes žiauriai norėjau valgyti. Ir tiesiog nesugebėjau. Šiaip sekas gan neblogai ir turėtų, manau, atvažiuoti draugas čia man padėti biškį, nes aš viena į viršų niekaip neužlipsiu ir reikia kopečių. Bet tokie va pagulėjimo testai ir yra gerai todėl, nes supranti silpnasias vietas. Ir man sakė, kad nerišt prie to medžio, bet aš galvojau tik biškį suporto duosiu, nes šalia yra didesnis medis. Ir tipo, kad nes ir taip labai susiaurėja visas tinklas, jeigu prie vieno medžio riši. Tobulam plane iš viso reikėtų ten dar rišti, nes tada visas kampas tai prasitiestų, žodžiu. New York, Emily Rock. Šiek tiek virš pirmo aukšto pririšom čia virvę irgi. Darysim, kad būtų galima atsilošti. Jeigu čia nebūtų šito suoliuko, aš iš tikrųjų nežinau, ką daryčiau. Mes kai pradėjom šiek tiek lipti viršų su tinklu, nebeužteko stovėti tiesiog nuo žemės ir vienas draugas iš miško atsinešė šitą suoliuką, kas žiauriai mums pasitarnavo ir dar pasitarnaus. Tadam! Cinematic momentas šitam staliukui. Good job tikrai, good job. Dabar yra kokia 6 arba 7 diena / kartas, kada esu čia. Ne, nėra, kad būčiau 2 kartus per dieną. Yra buvę, kad ilgai visą dieną, bet tipo, nesvarbu. Ir mano šiandienos planas, šiandien visai norėčiau supečinti visą šitą kraštą tokiais zigzagais ir tada tiesiog supinti vidurį. Paskutinį kartą, kai buvom čia, atsirado šitas plotelis. Biškė sunkiai matos, nes pečinau su žalia virvė ir jinai čia realiai įsiblendina, bet kai dadedi spalvų, vaizdas pasikeičia. Aišku, čia dar žemė po apačia, todėl spalvos aiškiau matos. Ir čia žvaigždutė mano. Mes kažkaip pagalvojom, kad galima pečint tinklą irgi, nu, tipo, customizing, žinai. Aišku, sudėtinga labai, bet tipo galima. Bet aplamai, ką norėjau pasakyti prieš tai, iki kol nuklydau, kad čia po apačia žemė, todėl spalvos gražiau atrodo, nes jos ryškios ir matos. O čia, kur prasideda medžiai ir šakos, labai susilieja viskas, nu, tipo. Arba aš čia tiesiog biškį gliūčinu irgi ir tiesiog reikia spalvotesnių siūlų pripinti. Kuriuos šiandien irgi nusipirkau, dar nuėjau senukose, paprašiau, kad iškraustytų sandėlį, kad daugiau spalvų pasižiūrėti. Bet radau, kokios ieškojau, so it's a win in my book. Tai čia aš jau esu pradėjus eiti siūlais, o čia dar nėra visiškai nieko. Tai mes dabar su storesne virvė apipinsim taip, kad susikabintų, žinot, nes tada įsivaizduoju, kad ir šitą kraštą turėtų ištempti tą pusę biškį. Nu, kai ir čia įtempta bus. Jeigu kažkas nesuprantat, ką aš sakau, tai čia dėl to, nes jums reikėtų būti čia, kad suprasime. Arba pabandyti padaryti tą. Which you can, tipo, it's not that hard iš tikrųjų. Ir žiauriai greitai gali kirsti sistemą, nu, tipo, susigalvoti savo sistemą. Yra su šita vieta labai daug iškilusių problemėlių, bet dabar su kuo susiduriu, kad aš nežinau, kaip nuo ten nupjauti virvės. Nupjauti virvės? Kodėl, Akvilė, tu nori nupjauti virvės? O todėl, kad kai kurie žmonės yra totalūs šiukšliai. Atsiprašau, gal biškį ir pasikarščiavau, bet šiaip tais
I mean it. Ir tuoj papasakosiu kodėl. Paskutinį gražų kartą prie tinklo buvau prieš mėnesį. Ir žinau, kad tiek laiko palikus vietą tiesiog būti, bus natūralios žalos, ką reikės tvarkyti. Tačiau nuvažiavus prieš savaitę laiko ten, ką aš ten pamačiau, toli gražu nebuvo panašu į natūralią žalą. Kad pats tinklas yra sudraskytas, nuplėšytas, nudegintas, man rūpi mažiausiai, bet tai, kas yra po juo nugulę ant žemės, yra mažiausiai šlikštų. Prasme. Jo. Eik tu sau. Jo, net tamprus išplėšta. Iš vienos pusės natūralu, kad atsiradus tinklui tai tapo vieta, kur galėjo pradėti rinkti žmonės. Tiesiog labai gaila, kad trupučiuką neadekvatus ir po savim viską nerūpestingai paliekantis ant žemės. Ir man labai sunku jums paaiškinti, ant kiek didelę atsakomybę aš dėl visos šitos situacijos jaučiu, nes vieta, kur mes supynėm tinklą, nebuvo šiaip sau miško lopinėlės. Mes kažkada vaikščiojant tame miške radom, kaip dabar jau žinau, vieno pagyvenusio vyro projektą ir jisai iš šakų per metų eilę buvo padaręs, aptvėręs tokį kaip didžiulį fortą, rankomis su pagaliais ir žolėjom supynęs sienas. Iš įvairių medinių kelmų ir lentų buvo pridaręs daug turnikų, principe kaip miškinė sporto salė. Ir visa ta teritorija jinai atrodė tiesiog įspūdingai, kaip vaiko svajonė. Tu eini miške ir randi milžinišką fortą. Ir to forto viduje aš nusprendžiau padaryti tą tinklą, nes mano logika buvo tokia, kad jisai ten bus apsaugotas nuo tokių neadekvačių žmonių, nes jeigu tu jau ateini į teritoriją, kur matai, kad kažkas yra įdėjęs labai, pabrėžiu, labai daug darbo, nes tas vyras gal 5 metus, sakė, darė visą tą teritoriją, tai natūraliai pas tavai yra šioks toks atsakomybės jausmas ir tu elgiesi kultūringai, ane? Ne, pasirodo, fucking ne. Ir viskas ant tiek blogai išsirutuliavo, kad tas vyras, kuris buvo pastatęs visą tą fortą, jisai viską nuardė, viską išnešė lauk ir užsitvėrė savo tiesiog mažą lopinėlį kampe miško, kuris dar buvo nepažeistas žmonių šiukšlių. Tai realiai, tipo, mane žiauriai graužia sąžinė, kad per mane viskas taip išsirutuliavo ir kad aš daviau tikslą tokiem žmonėm miške rinktis. Todėl aš ir jaučiu atsakomybę tą kažkiek pakeisti. Bent tiek, kiek galiu. Aitų tą šalia, tipo į tą laipą medį? Jo, bandysiu ant šito lipti. Kaip man daugiau pasiekti? Ant kiek aukštai lyginant su ugnės ūgiu, tai 2 ugnės ir dar biški. Nu, tai aš bandysiu per šitą medį. Tai aš bandysiu kaip stulpų šliaužti viršų. Negalvoju kažkada Dysoną pirkti. Tu tai neskubėk. Šiukšlintoja.